prieš rungtynes sakė, kad ir norėtume tokio panašaus rezultato, jis nebūtų labai didelis, nebūtų labai mažas prieš atsakomasis rungtynės. Ar likot patenkintas bent jau rezultatu šiandien? Rezultatu, aišku, likau patenkintas. Vien dalykas, kad tai buvo pergalė, taip. Antras dalykas, kad mes parodėm charakterį šiek tiek, kad žaidžiant su tais. Aš nesitikėjau lengvų rungtynių, pagaliau žinodamas Neptūno žemaitišką charakterį, taip. Jie kovėsi iki galo, malačiai, šaunuoliai, žaidėjai. Neleido mums nei kiek laisviau pasijusti. O ta įtampa rungtynių metu geras dalykas žaidėjam atkrentamųjų varžybų metu. Negalim atsipalaiduoti visą laiką žaidėjų susikoncentravęs, tai yra gerai. Ar tas jaudulys ir lėmė tokią nerezultatyvę rungtynių pradžią? Manau, kad pradžia buvo šiek tiek sunkoka, bet esmė buvo, kad abi komandos darė pagrindinį akcentą gynybai. Ir mes, aišku, turėjom neblogas galimybės įmest, paprasčiausiai jų neišnaudojom. Ir už tai toks nervuotumas gal šiek tiek ir atsiliepė. Šiandien labai varijavot sudėtim, per pirmą pusę išbandėte 11 krepšininkų. Ar ieškot vis dar to 5, ar dabar atsirado tiesiog daugiau galimybių, kai grįžo visi traumuoti žaidėjai sudėti? Nėra kalbos, kad visi žaidėjai ir aš noriu juos išnaudoti. Pagaliau yra šiek tiek vyresnio amžiaus, jiem ir atsistatymas yra kitoks negu šitiem jauniem, kurie žaidė Klaipėdoje. Bet kadangi turi žaidėjas, kodėl nepabandyti visus, kurie žaidžia. Kaip manote, ar šiandien pergalę lėmė komandinis žaidimas ar individualių žaidėjų pasą, kaip Praškevičius, Pakomancelis? Manau, kad ir tas. Gal šiandien daugiau buvo šiek tiek individualių veiksmų, bet komandinį negali atimti komandinio žaidimo dėl to, kad gynyboje stojam kaip komanda. Ar manot, kad Klaipėdai bus lengviau šiek tiek ar sunkiau psichologiškai bent jau? Pažiūrėsim. Psichologija, aš manau, kaip tik dabar turėtų būti geresnė, nes mes turim vieną pergalę, taip? Neslėg žaidėjų gal šiek tiek, nors aš nemanau, kad jos labai dabar slėgia. Bet gal bus lengviau tavo požiūriu, bet manau, kad kova bus arši iki paskutinių sekundžių ir daug kas nulems smulkmenas, manau, tose rungtynėse nulems smulkmenas. Tomui Gaidamavičiui leido šiandien nemažai pailsėtis, vis dar jaučia tos traumos pasekmes, ar tiesiog norėjo vėlgi bandyti kažką surengti? Ne, jaučia šiek tiek ir traumos pasekmes, pagaliau reikia duoti jam ir mažesnį laiką minučių aikšteliai dėl to, kad jam reikia pasiruošti sekančiam rungtynėm.